Sveiki malonūs klausytojai. Čia Katalikų radijo mažosios studijos laida Kultūra ir religija. Kalba Arūnas Peškaitis. Mes tęsime ciklo laidų, kurį pradėjome atsiliepdami dar į popiežiaus Benedikto raginimą kalbėti su įvairių pažiūrų, įvairių ideologijų, įvairių tikėjimų, su įvairių nuomonių žmonėmis. Tas pokalbių ciklas tapo populiarus ir laukiamas. Šiandien mūsų studijoje Krišnos sąmonės judėjimo atstovas ryšiams su visuomenėje Lietuvoje Saulius Domarkas. Sveiki, Sauliau. Labai dėkoju, kad atėjot į mūsų studiją pirmą kartą. Pirmiausia, aš klausiu jūsų apie Krišnos sąmonės judėjimą. Jeigu taip trumpai pasakyt, kas tai yra ir kaip Krišnos sąmonės judėjimas pasiekė Lietuvą. Ačiū, kad pakvietėte į savo studiją. Man tai didelė garbė. Krišnos sąmonės judėjimas arba ISKCON, Tarptautinė Krišnos sąmonės bendrija, atstovauja Gaudiją arba Bengaliją vaišnavizmą, kuris kilo Indijoje, Bengalijoje 15 amžiuje. Ir jo įkvėpėjas buvo Čaitanija Mahaprabhu, kurį Gaudija arba Bengalijos vaišnavai laiko pačiu Krišnos nužengimu, avataru, tai reiškia pačiu aukščiausiu Dievo asmeniu. Ir šis Gaudija vaišnavizmas arba Bengalijos vaišnavizmas atstovauja platesnę vedų tradicijos dalį, višnų garbinimo tradicijos dalį. Šitas mokymas jisai buvo perduodamas mokytojų mokinių seka ir Indijoje iki pat 19-20 amžiaus pradžios, kai Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, dvasinis mokytojas iš Gaudija vaišnavizmo linijos, jisai paprašė savo mokinio Bhaktivedanta Swami Prabhupados pamokslauti Krišnos sąmonės mokymą vakarų pasaulyje, anglų kalba. Ir Bhaktivedantas Swamiui prireikė, sakykime, daugiau negu 30 metų, kad jisai tą mokytojo nurodymą įvykdytų ir 1965 metais jis atvažiavo į Jungtines valstijas ir įkūrė Tarptautinę Krišnos sąmonės bendriją. Šis judėjimas Lietuvą pasiekė dar 1979-80 metais, kai iš Rygos Krišnos sekėjai atvežė pirmasis Bhagavad Gitas arba atvažiavo į Lietuvą ir pradėjo kažką tai skleisti. Ir 80 metais vasario 15 dieną, kiek aš žinau, ar vasario 20 dieną buvo pirmasis susitikimas, kurį galima turbūt laikyti Krišnos sąmonės judėjimo pradžia Lietuvoje. Klausiu, ar aš teisingai suprantu, kad pagrindinė vis tik knyga, turbūt šventas raštas toks, jeigu krikščioniškai kalbėti, yra Bhagavad Gita ir jūsų išpažįstama religija, galbūt skirtingai nuo kitų, kai kurių hinduizmo mokyklų, išpažįsta Dievą kaip asmenį. Taip, Gaudija vaišnavizmas pirmiausia yra personalistinė tradicija, višnų garbinimo tradicija. Ir mes turime daugiau šventraščių, be jokios abejonės. Bhagavad Gita yra turbūt bendras visam hinduizmui arba visoms toms hinduizmo tradicijoms šventraštis. Jis yra Mahabharatas dalis, kuri yra savaime pats didžiausias pasaulyje epas, bet Gaudija vaišnavai netgi labiau akcentuoja ne Bhagavad Gita, o Bhagavata Purana arba Šrimad Bhagavatam, reiškia vieną iš tų vedinių tekstų, kurio apimtis yra žymiai didesnė negu Bhagavad Gitos apimtis. Bhagavad Gitos apimtis 700 sanskrito posmų, o Bhagavata Purana sudaro 18 000 posmų. Taip pat Gaudija vaišnavų specifiškai, reiškia Čaitanijos pasiekėjams nuo 15 amžiaus yra ypatingai svarbus tekstas Čaitanija Čaritamrita, kurios autoris Krišnadas Kaviraj Gosvami parašė šitą kūrinį gal 16 amžiaus pabaigoje. Na, bet Swami Prabhupadai Bhagavad Gita buvo labai svarbus tekstas. Aš manau, dėl to, kad tai buvo pirmiausia geriausiai žinomas tekstas. Ir hinduizmo tradicija tai turbūt buvo pats pirmasis tekstas, kuris taip stipriai išryškino Krišnos kaip absoliučios tiesos padėtį. Mahabharata aplamai yra laikoma knyga, Krišnos knyga. Aukščiausia absoliuti tiesa yra laikoma net ne dievu, nes turbūt daug kas yra girdėjęs, kad Indijoje yra daug dievų.
ar ne politeisinė ta tradicija, nors tai taip pat turbūt nesusipratimas tam tikras. Bet Dievo idėja išreiškia valdžios arba aukščiausio kontroliuotojo idėją. Bet Bhagavatų Purano, sakykim, arba Gaudijo Vaišnavų idėja buvo tai, kad Dievas vis dėlto yra absoliutus grožis, absoliuti realybė. Ir pats žodis Krišna, sanskrito kalba tiesa sakant, reiškia grožis arba patrauklumas, visų patraukliausiasis. Tai, ta prasme, šita teologinė idėja, jinai turbūt yra netgi svarbesnė negu, sakim, ta idėja, kurią dauguma žmonių išpažįsta, reiškia Dievas kaip valdovas, Dievas kaip globėjas, rūpintojėlis arba kažkas taip panašaus. Dievas kaip grožis, sakim, kaip estetinio pasigėrėjimo objektas, sakykim. O štai ta specifinė būtent Bhagavatų Puranus ir tos tradicijos idėja. Kaip aš suprantu, Krišna buvo istorinis kaip aukščiausios dievybės įsikūnijimas. Taip, turbūt taip galima sakyti. Ir būtent tas įsikūnijimas jūsų judėjimo išpažįstamoje doktrinoje yra labai svarbi tiesa. Turbūt yra pati svarbiausia tiesa. Jeigu galėtumėt paaiškinti. Kodėl tai yra pati svarbiausia tiesa? Turbūt kiekvienas žmogus ieško kažkokiu tai, nežinau, svarbių dalykų. Patys svarbiausi dalykai žmogui turbūt yra laimė, meilė, grožis, laisvė, tos mūsų bendriausios vertybės. Ir iš šitų visų vertybių aš sakyčiau, kad būtent meilė įprasmina kitus dalykus ir grožis įprasmina visus kitus dalykus. Vaišnavizmo tradicijoje yra labai svarbu tai, kad Dievas nėra vienas pats, arba absoliuti tiesa nėra viena pati, jisai turi savo galią arba šaktį. Ir štai Krišna, kaip grožis, jo svarbiausiai šaktį arba jo pagrindinė šaktį, jo pagrindinė galia yra meilė arba radha. Ir dabar, sakykim, sudėjus šitos dalykus, sakyčiau, kad Dievo samprata, sanskrito kalba Dievas arba Deva, čia turbūt tas bendras indoeuropietiškas žodis, Dievas yra nuo žodžio div, žaisti. Reiškia, dievai yra tie, kurie žaidžia ir čia labai panašu į Platono idėją, kad žmonės yra žaislai, žaisliukai Dievo rankose. Bet tiems, su kuriais Dievas žaidžia, turbūt tai nėra labai maloni idėja, sakykim, nes niekam nepatinka būti žaisliuku. Galbūt mums patiktų žaisti patiems. Ir dėl to, sakykim, ta Dievo samprata pačiam hinduizme ir Višnu garbinimo tradicijai nėra laikoma pačia aukščiausia. Ir tų dievų, sakykim, dėl to yra daug, dėl to, kad daug yra žaidžiančių žmonių likimais. Gal vakarų tradicijai, sakykim, ta Dievo samprata jau buvo išaukštinta iki absoliuto padėties, bet Indijos tradicija vis dėlto absoliuti tiesa yra skiriama nuo Dievo. Dievas yra galbūt tik tai vienas iš absoliučios tiesos aspektų. Tai Krišna irgi tik vienas iš absoliučios tiesos aspektų. Vat štai dabar, sakykim, ar nekalbant apie Krišną, ta idėja, kad absoliuti tiesa turi būti patraukli. Jinai turi būti graži, jinai turėtų būti ne tai, kad graži, jinai turėtų būti pats grožis. Tai yra vienas iš tekstų, Brahma Samhita sako, kad būtent Krišna yra grožio, amžinybės ir palaimos forma. Kitais žodžiais tariant, amžinybė turi turėti formą, jos forma yra Krišna. Ir grožis turi turėti kažkokią formą. Ir ta forma yra Krišna. Kitais žodžiais tariant, Krišna nėra gražus, sakykim, Vaišnavo tradicijoje, bet Krišna yra pats grožis, suteikiantis gražumą visiems kitiems dalykams. Krišna yra absoliutas? Taip, Krišna yra absoliutas. Tai tapatinimas vis tik tai Krišnos su absoliučia tiesa, absoliučia būtimi ir aukščiausių dievų yra pagrįstas. Taip, aš manau, kad tai yra kiekvienoje tradicijoje. Gaudijo Vaišnava arba Krišnos sąmonės tradicija tikrai neišskiria Indijos dievo Krišnos iš kitų religijų konteksto. Mes turbūt sakytumėm, kad Krišna išreiškia bet kokios religijos aukščiausią idėją, sakykim, teologinę idėją. Kiek žinau, šventasis Anzelmas Kenterburietis, jisai, man rodo, sakė, Dievas yra tas, už kurį aukštesnio nieko negalima mąstyti. Kai jūsų klausau, man ateina į galvą tokia mintis. Vis tik tai krikščionybė ir krišnaizmas turi nemenką skirtumą. Krikščionybėje Dievas yra išpažįstamas kaip absoliuti meilė, pasiaukojanti už kiekvieną žemėje gyvenantį asmenį. Pasiaukojimas ir gailestingumas, turbūt taip galėtume įvardinti Dievo vardą. Jėzus Kristus yra pasiaukojimas ir gailestingumas, ir jo prisikėlimas kyla iš pasiaukojimo tikrovės. Tuo tarpu Krišna, kaip aš suprantu, simbolizuoja grožį ir absoliučią tiesą, ar neteisingai? Aš sakyčiau, kad tas skirtumas tikrai nėra toks didelis, kaip atrodo, nes hinduizme egzistuoja nužengimo idėja, avatara.
avataro idėja. Reiškia, Dievas, kuris nužengė į šitą pasaulį, nužengė skirtingais tikslais. Ir štai vienas iš Dievo nužengimo, Čaitanija Mahaprabhu, yra laikomas būtent gailestingumo įsikūnymu. Labai garsi malda sako Namo Mahavadanijaja. Reiškia, aš lenkiuosi pačiam gailestingiausiam viešpačiui, kuris yra pats Krišna, bet nužengęs kaip Krišna Čaitanija. Reiškia, tasai šventasis arba Dievo įsikūnymas nužengęs 15 amžiuje ir Krišnos sąmonės judėjimo pradininkas, įkvėpėjas. Bet jo idėja tai, kad jisai nužengia jausdamas gailestį žmonėms. Bet kitaip tariant, dievybė yra nužengusi ne vieną kartą. Taip. Tai labai svarbus momentas yra aplamai hinduizmo tradicijoje, kad Dievas ateina nesuskaičiuojama gausybę kartų. Gaudija vaišnavizmas Kristų taip pat pripažįsta kaip vieną iš Dievo nužengimų, tokių įgalintų Dievo asmenybių, personų. Nors be jokios abejonės Kristus priklauso truputį kitai tradicijai ir Gaudija vaišnavizmas neanalizuoja giliai ontologinio, Kristaus statuso. Bet Gaudija vaišnavizmui aplamai Indijos tradicijai nėra didelės problemos pripažinti Kristų kaip Dievą arba Dievo sūnų, dėl to, kad labai gerai derinasi su visa vedinė tradicija, vediškų supratimu apie Dievą. Turbūt čia yra problema krikščionybei, nes krikščionybė išpažįsta tik vienintelį nužengimą, vienintelį įsikūnymą, tai yra Jėzuje Kristuje. Tikras Dievas ir tikras žmogus susitiko Jėzuje Kristuje. Tai yra vienas asmuo ir dvi prigimtys ir jokie kiti nužengimai yra neįmanomi ir jei suprantama, kad gali būti žmonių, kurie jautė Dievo tiesą, kurie gyveno pagal sąžinę, kurie mokė kitus, tačiau Dievas tik kartą, vienintelį kartą nužengė į žemę ir tapo žmogumi. Dabar man klausimas tada kyla, kodėl krikščionys yra tokie tikri šituo teiginiu, kad Dievas galėjo nužengti tik tai vieną kartą. Ar tai nėra bandymas riboti Dievą? Ir ar krikščioniški tekstai, ar ne tokie galbūt apreiškimo tekstai, jie patvirtina, kad taip Dievas nužengė vienintelį kartą ir daugiau nenužengs, nebent tik tai paskutinio teismo dieną. Apreiškimo tekstai tai patvirtina. O kodėl krikščionys taip yra įsitikinę, čia turbūt tektų kalbėti apie ilgą tradicijos istoriją. Jeigu labai trumpai pasakyti, tai aš galėčiau pasakyti taip, kad krikščionys supranta Dievą kaip meilę tik tokiu būdu, kad jis prisiima žmogaus likimą. O žmogaus likimas yra vienatinis. Jis yra vienas ir unikalus. Ir štai Dievas tampa unikaliu žmogumi Jėzumi iš Nazareto. Jo likimas nuo gimimo iki mirties. Kaip žinom, krikščionybė turbūt, kaip skaitume, labai didelę ereziją laiko reinkarnacijos idėją. Ir krikščioniškoje sampratoje asmuo yra nedalomas. Todėl krikščioniškoje eschatologijoje prisikėlimas yra visuotinis. Ir kiekvienas žmogus gyvena tik kartą šioje žemėje ir kartą stoja Dievo akivaizdon. Aš nežinau, kokia yra eschatologija Krišnos sąmonės judėjimo požiūriu. Be jokios abejonės, kad Krišnos sąmonė, kaip ir bendrasis hinduizmas, pripažįsta reinkarnaciją, tą atgimimo ciklą. Ir sako, kad laikas netgi daugiau yra ciklinis ir gyva esybė, kuri nusisuko nuo Dievo. Jinai yra priversta gimti ir mirti tame gimimų ir mirčių rate, vadinamame samsara. Tai greičiau yra vadinama blogiu, kuris kyla iš priverstinio veiksmo, iš karmos. Ir karma taip pat nėra gėris, karma taip pat yra priverstinis veiksmas, gyva esybė sąlygota neišmanimo, iliuzijos, jinai priversta atlikti kažkokią veiklą, kad siektų malonumo arba išvengtų kančios, bet tai nėra jos natūrali padėtis. Gyvosios esybės natūrali padėtis yra amžinas Dievo tarnas, sako Čaitanija Čaritamrita, šitas 16 amžiaus tekstas. Ir kadangi jos tokia konstitucinė prigimtis, jinai gali būti laiminga tik tai būdama kartu su Dievu. Dabar kokia jos padėtis būnant kartu su Dievu? Vedų tekstai aprašo, ypatingai Bhagavata Purana, sako, kad anapus materialaus pasaulio, visų šitų materialių visatų, kurių taip pat yra daug vedų požiūrių, egzistuoja dvasinis pasaulis, kuris pirmiausia pasireiškia kaip spindesys, egzistencinis spindesys. Ir įvairūs jogai, meditatoriai, jie stengiasi pasinerti tą sąmonės spindesį. Tačiau tame spindesy trūksta santykio, meilės santykio. Ir štai bhakti jogai arba vaišnavai, reiškia Višnu garbintojai, dar šiame pasaulyje, dar šiame gyvenime siekia santykio, meilės santykio su Dievu, kuris juos perkelia į dvasinę egzistenciją, kurioje yra formos, santykiai, žaidimai, kur Dievas turi labai nuostabų pavydalą ir kiekviena gyva esybė taip pat įgyja ten amžiną, kupiną sąmoningumą ir kupiną palaimos pavydalą.
Labai įdomu tai, ką jūs sakėt, nes būtent santykis, iš tikrųjų meilės santykis yra vienas esminių ir krikščionybės dalykų, ir tokių krikščionybės, sakysime, dimensijų. Santykis yra tai, kad Dievas, kuris tampa žmogumi, jis traukia savęs kiekvieną žmogų ir tas kiekvienas žmogus asmeniškai, labai asmeniškai atsako į savo būties klausimą ir santykį su Dievu, į tą traukimą. Jūs dažnai sakot Višnu ir Krišna. Vis tik, kas tai yra? Ar tai yra sinonimai? Aš pirmiausia norėčiau pasakyti, truputį replikuoti jūsų tą kalbėjimą, kad krikščionybėj tas Dievas jisai traukia savęs link. Ir aš manyčiau, kad tai yra tobulai išreikšta Krišnos idėja arba samprata. Jeigu mes atsiribotumėm dabar nuo sanskrito terminologijos, tiesiog kalbėtumėm, tarkim, lietuviškai, aš žodį Krišna išverčiau kaip visų patraukliausiasis. Ir tada turbūt atkristų labai daug teologinių diskusijų, sakim, kalbant apie tai, kas yra Dievas krikščionybė arba hinduizme. Nes visų patraukliausiasis, kaip ir Aristotelis, kiek žinau, jis apibrėžė Dievą būtent taip, kad tas, kuris traukia, judina. Pirminis judintojas reiškia, kuris judina gyvas esybės traukdamas link savęs savo grožiu ir patrauklumu. Tai yra Krišnos idėja, būtent vaišnavizme. Dabar atsakant į jūsų klausimą dėl Krišnos ir Višno. Indijos tekstai sako, vedų tekstai tiksliau sakant, jie sako, kad Dievas turi nesuskaičiuojamą gausybę vardų, kurių kiekvienas išreiškia kažkokią tai jo aspektą arba kažkokią jo savybę, kažkokį jo žaidimą. Dėl to Indijos tradicijai labai įprasta matyti, kad Krišna yra vadinamas Hari, reiškia tas aukščiausias grožis ar patrauklumas, yra vadinamas Hari, reiškia tas, kuris pašalina visas kliūtis iš atsidavusiojo kelio. Krišna reiškia visų patraukliausias arba grožis. Radha, kaip jau sakiau, yra meilės personifikacija. Ir Višnu, sanskrito kalba Višate anantaram, reiškia Višnu, reiškia tas, kuris įžengia į kiekvieną atomą, į kiekvienos gyvos esybės širdį. Arba lietuviškai sakant, visą persmelkiantis Dievas. Kitai žodžiais tariant, šitie terminai nurodo tą pačią esybę, bet jie nurodo skirtingus jos aspektus. Ir dabar aš galvoju, kad laikas pasakyti vis tik esminį Dievo ir žmogaus santykio aspektą krikščionybėje, tai yra kryžius. Ne žaidimas, ne grožis, o kryžius traukia prie Dievo. Nes Dievas tapęs žmogumi prisiėmė kaltes ir nuodėmes. Ir va čia turbūt, aš taip galvoju, kad krikščioniškos religijos unikalumas yra būtent kryžius. Nes apaštalas Paulius sako, skelbiu Kristų nukryžiuotąjį. Turbūt Krišnos sąmoniai tai yra pakankamai svetima idėja. Nesakyčiau, kad svetima. Gaudija, Vaišnava arba Krišnos sąmonės tekstai, jie taip pat kalba apie tai, kad Dievui skauda, kai skauda gyvoms esybėms, kai skauda kenčiantiems. Jam taip pat skauda. Nors sakoma, kad jis yra visų palaimingiausias ir visų džiaugsmingiausias. Bet ar Dievas gali mirti už kažką? Štai čia yra skirtumas, sakykime, ar ne? Aš nežinau, kokia yra krikščionybės motyvacija, tarkim, akcentuojant šitos dalykus arba išreiškiant šitos dalykus. Aš be jokios abejonės nesu krikščionis, bet aš manau, kad kiekviena religija yra tarsi spalvos, arba kiekvienas tas požiūris yra tarsi spalvos, ar tarsi skirtingi skoniai, kurie traukia vieną arba kitokią grupę žmonių. Vedinė tradicija, jinai iš esmės yra truputį skirtinga ta prasme, kad jinai neprimeta arba nenurodo žmogui vieno kelio. Jis sako, kad visi žmonės yra skirtingi. Ir vienam žmogui galbūt pareigos atlikimas yra tai, kas jam yra svarbiausia - atlikti savo materialią pareigą. Kitam žmogui laisvės siekimas yra pats svarbiausias. Ir dėl to labai gerai, kad jisai pasineria į kažkokias tai askezes, į savęs neigimą, netgi kūno niekinimą. Bet kitam žmogui tai bus tikrai trikdis. Ir kitam žmogui galbūt reikalinga meilė Dievui. Kažkuriam žmogui be jokios abejonės reikalingas gailestingas Dievas. Bet kitam žmogui reikalingas grožio Dievas. Kitam žmogui reikalingas dar kažkoks tai kitas Dievas. Ir aš sakyčiau, kad vedų tradicija jinai dėl to yra labai gili, kad jinai gali pateikti labai daug Dievo sampratų kiekvienam žmogui. Ir nukryžiavimas krikščionybės, sakykime, arba kryžiaus simboliškumas, jisai turbūt yra reikšmingas ir jis visiškai neprieštarauja, tarkim, vediniam požiūriai. Turiu minėti, kad Vaišnavas jis nepradėtų muštis dėl to, kad tikrai Dievas negalėjo mirti ant kryžiaus. Nes Gaudija Vaišnavizme yra panašių pavyzdžių, bet jie nėra sureikšminami taip stipriai kaip krikščionybė ir nėra išskiriami į vieną vienintelį atvejį, kad tai yra vienintelis būdas, kaip Dievas gelbėjo žmogų.
Krišnos sąmonė pripažįsta daugybę būdų, tarp jų ir krikščionišką būdą, kaip Dievas gelbėjo žmogų, neapsiribojant tik tai vienu metodu. Aš apibrėžčiau mūsų skirtumą turbūt ir taip, kad vedinė sąmonė pripažįsta tam tikrą relativizmą, krikščionybė jo nepripažįsta. Gali būti. Ir relativizmas, jis yra galimas, tačiau krikščionybei jis yra nepriimtinas, todėl kad iš esmės relativizmas, drįsiu pasakyti taip, jis neigia meilę taip, kaip mes ją pažįstame. Nes, sakysim, kaip mes žmogiškam keliui pažįstame meilę. Nerelatyviai, o absoliučiai. Aš myliu tą žmogų. Tai aš norėjau paaiškinti krikščionišką poziciją ir kodėl kryžius yra tiek svarbus, nes Dievas, kaip žinot, krikščionybė yra Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia. Jis yra meilė, nes jame yra santykis. Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Bet aš galėčiau truputį perfrazuoti ir pasakyti, kad Gaudijo vaišnavizme ta pati idėja jinai taip pat išreiškiama per santykį. Dievas yra, arba šiuo atveju, kaip jau sakiau, tas žodis Dievas nėra vedų tradicija aukščiausia absoliuto kategorija, bet jeigu sakytumėm, kad absoliutas, ar ne, jis yra meilė ir grožis, arba santykis tarp meilės ir grožio, santykis tarp Rados ir Krišnos. Kitais žodžiais tariant, absoliutas nėra vien Krišna, absoliutas yra Rada ir Krišna santykyje. Dėl to Gaudijo vaišnavai labai dažnai sako Radha Krišna. Reiškia, jie nesako vieno Krišnos, jie sako Radha Krišna. Reiškia, pati meilės santykio idėja, bet santykis tarp meilės ir grožio jau yra pačioje absoliuto idėjoje. Ir aš sakyčiau, kad tai yra labai labai artima krikščionybei. Tai yra panašu. Tik tai galbūt pats suskirstimas, sakykime, ar ne, yra netoks, ne Dievas, Tėvas, Sūnus ir Šventa Dvasia, sakykime, ar ne, nes man pačiam, tarkim, neaiškus tada Šventos Dvasios statusas. Tai yra asmuo, kuris gimsta Sūnaus ir Tėvo meilė, asmeninta Sūnaus ir Tėvo meilė. Ir būtent Šventosios Dvasios ir Tėvo ir Sūnaus galutinis apsireiškimas žmogui yra Jėzus Kristus. Ir vat čia turbūt mes skiriamės tuo požiūriu, kad tas apsireiškimas laikomas galutiniu, neredukuojamu, todėl kad meilė visada veda iš savęs į kitą. Ir sako, jeigu Dievas tikrai myli žmogų, jis turi tapti žmogumi iki galo. Bet štai čia yra turbūt tas didelis skirtumas vedų tradicijoje ir turbūt krikščionybės tradicijoje, nes vedų tradicijoje yra laikoma, kad Dievas niekada netampa materija, niekada neįgyja materialaus kūno, bet greičiau yra sakoma, kad pats žmogus vis dėlto nėra šito kūno kažkoks tai sudėtinis dalykas. Tai yra pats žmogus kaip persona vis dėlto yra neredukuojama dvasinė siela. Ir kūnas greičiau jai yra primestas arba iliuzinio pasaulio produktas. Vadinasi, vedų tradicijoje, sakim, santykis tarp Dievo ir gyvos esybės, meilės santykis tarp Dievo ir gyvos esybės įmanomas tik tai transcendentinėme arba dvasinėme lygmenį. Dievas neprivalo nužengti į šį pasaulį kaip materialus, kad gyva esybė galėtų įpažinti ir pamilti. Fiksuokim, kad čia yra esminis skirtumas. Taip, aš sutinku, tai yra labai svarbus. Nes kūnas krikščionybė yra tiek pat svarbus, kiek dvasia. Jis yra vienintelis ir nepakartojamas konkrečiam asmeniui. Labai panašus teiginys sakomas ir mūsų tradicijai. Kūnas yra šventykla, kurioje žmogus turi patalpinti Krišnos dievybę. Skirtumas yra. Siela, kūnas ir dvasia yra neatskiriamas asmuo. Ne talpykla, o asmuo. Tarkim, logikoje ir filosofijoje yra žinoma, kad jeigu kažkoks objektas yra sudarytas iš kitų dalių, sakim, iš skirtingų dalių, tai jisai nėra laikomas neredukuojamu. Jeigu atomas, sakim, ar nėra sudarytas iš elektronų, jis nebėra atomas, kaip ta nedaloma dalelė. Va čia ir yra tas dalykas, kad žmogaus asmuo nėra sudarytas iš skirtingų dalių, žmogaus asmenį galima apibūdinti skirtingais aspektais, kaip siela, dvasia ir kūną. Ačiū už pokalbį. Ačiū Jums labai. Čia buvo Mažosios studijos laida Kultūra ir religija, kurią remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Kalbėjomės su Krišnos sąmonės judėjimo atstovu Sauliumi Domarku. Laidos garso režisierė Ramona Drėgvienė. Iki naujų susitikimų eteryje, malonūs klausytojai.